Mano mylimo senelio Prano iš Vorkutos rašytas laiškas mano babutei, močiutei, būsimai mylimai, rašytas 1955 metais, birželio 7 dieną. Pranyte, atsimeni, ana žvaigždelė tavo, ana toliau mana. Šiandien tas vakaras manį neužmirštas, kaip neužmiršta daina. Ėjom per platų žemės lauką ir daugel matėme žiedų skaiščių. Žiūrėk, tarei, uždėjus ranką ant mano vienišo pečių. Atsimeni, tie vakarai manį dar nesudužo ir niekad nesuduš. Jie dar skaiščiau spindės ir džiūgaus, praėję pro audros ledus. Ir kaip malonu prisiminti tą brangiąją ir jaunąją jaunystę, bet kaip graudu ir gaila, kad jinai lyg sapnas niūrus pasivaideno. Išreiškėme josios pagalbą iš savo jaunų širdžių, dar net vaikiškų, savąją meilę, kuri mus surišo ir kurios pagalba dar ir po tokio ilgo laiko ir atskirtiems mus riša ir gyvename vaikystės, jaunystės pirmąją meilę. Pranyte mano brangioji, tavo laiškus sujungdamas su savo mintimis, randasi ir gaunasi mūsų abiejų ištikimumas. Ir kaip yra džiugu, kad tos širdis, kurios buvo ištikimos net vaikystėje ir pamilusios viena kitą, tai šiandieną gyvendamos atskirtos ir ilgesyje, jos mylisi ir ilgisi tarp savęs ir laukia, kada vėl jos gyventų kartu vienybėje ir meilėje. Pranyte, aš tau linkiu ir toliau tvirto pasiryžimo mūsų meilėje. Bet mane kartu ima labai didelis ilgesys ir nepykanta, kodėl mes negalime gyventi kartu ir kodėl mus aplankė liūdesio ir ilgesio banga. Ir bendrai, kodėl seni tėveliai ir maži kūdikiai išblaškyti, atskirti nuo savo gimtojo krašto. Ir kiek daug liūdesio patirta dėl tėviškės vaikų ir dėl tavęs, brangi tėvynė. Aš apgalvoju viską, nes jokių būdų negalima pamiršti to, ko iš tikrųjų yra gaila ir apgailėtina. Koksai tas mūsų gyvenimo laikotarpis nelaimingas. Bet Dievas su mumis, tegu ateina Viešpatie dėl mūsų tavo pasigailėjimas, o mūsų malda tavo garbiai. Išsiilgęs Pranas.